anksčiau maistui išleisdavo vos 2 eurus, o dabar gali sau leisti sumokėti 2000 eurų už vakarienę aukščiausio lygio restorane. Kaip Julius, tenkindamas tą patį poreikį maistui, gali išleisti 1000 kartų daugiau? O buvo taip. Viskas prasidėjo nuo tų 2 eurų už porciją. Gavus pirmą atlyginimą, Juliui teko pirkti žemesnės kokybės, nukainoto besibaigiančio galiojimo produkciją. Pagalbos iš tėvų ar kitų artimųjų jis neturėjo. Po truputį didėjant patirčiai ir pajamoms, Julius jau galėjo maistui skirti 5 eurus ir vengti nukainotos produkcijos. Dar vėliau maistą pirkdavo jau už 10 eurų, kas leido įsigyti vidutinės ar aukštesnės kokybės maisto produktus. Juliaus pajamoms toliau augant, vienam pavalgymui jis jau galėjo išleisti ir 15-20 eurų, tad apsilankydavo restorane. Galiausiai, pačioje karjeros viršūnėje, kai Juliaus pajamos itin paaugo, jo statusas įpareigojo rinktis atitinkamas maitinimo įstaigas, kuriuose rinkdavosi tik atitinkamą statusą turintys asmenys. Tada Julius lankėsi prabangiausiuose pasaulio restoranuose, kur už vakarienę mokėdavo iki 2000 eurų. Šią kainą sudarė aukščiausios kokybės maisto produktai, geriausių pasaulio šefų gaminamas maistas, profesionalus aptarnavimas, įspūdinga vieta, įvaizdis ir statusas visuomenėje. Ši istorija parodo, kad išlaidos būtiniesiems poreikiams priklauso nuo pajamų dydžio ir norint patenkinti tą patį poreikį, galima sumokėti labai skirtingai.